kepurės snaigės, tyriai krenta pamažu, aš einu tą balto lauką, pažiūrėti kaip gražu, laukiam tavęs taip ilgai, kai pagaliau tu atėjai, stovi mešiai pasipuošę, sidabriniais kailiniais, žiemą jiem visai nešalta, jie atrodo jie gražiai. Labas vakaras. Pažiūrėkit, kokia nuostabi žiema už lango. Žemė miega ir sapnuoja pačius gražiausius sapnus. O pas mus ateina kalėdos, stebuklinga naktis, kai išsipildo pačios slapčiausios ir gražiausios svajonės. Jūs tik pažiūrėkit, kas vieną tokią stebuklingą naktį nutiko vienai mergaitei Marijai. Ji gyveno netoliese, gretimame name. Miela, visai paprasta mergaitė, tačiau turėjo didžiulę paslaptį. Ji tikėjo stebuklais. Ar taip tinka vyresniai sesiai? Netinka, bet mes. Marija, ne mes. Tu esi atsakinga. Policai, o kasgi čia dabar atsitiko? Bus apėstis neapkliuštimas. Na, ką iškrėtėt? Raportuok svajolę Krisai. Užpulti iš užnugario ginkluotis neapkliuštis. O, tai rimta. Jau dabar eikite ir laukite, kol suskambės varpai. Abu. Man atrodo, namuose įsiveisė zuitė, tad it vieną pamąsčiau. Kogi čia žiūrkė, čia tik švelni mano pelytė. Aš ją tuoj pagausiu. Na, nurimkite, nurimkite. Tuoj atvyks dėdė Anzelmas. Linksmų kalėdų. Dėdė, kaip smagu tave matyti. Na kaip aš galėčiau neaplankyti savo mylimiausios dukterėčios ir sūnėno. Ir dar tokį vakarą. Dėdė, pažiūrėk, kiek šiais metais daug dovanų mes jau supakuosime. Kalėdinės dovanos, tai puiku. Žinai, labai senai, kai aš buvau toks kaip tu, gavau vieną ypatingą kalėdinę dovaną. Ir šiandieną aš ją atnešiau tau. Kokia keista lėlėda, tokios niekada nemačiau. Čia spragtukas. Jo galima triauškinti riešutus. Bet žinok, tai nepaprastas medinukas. Jis turi paslaptį. Kokią? Nežinau. Man taip ir nepavyko sužinoti. Nors labai norėjau. Gal tau pavyks? Juk tu tiki stebuklais. O, kokia nesąmonė. Tuoj pažeisiu sutraiškit patrankos slėdinį. Nieko nepasvėlė. Andrėsai, ką tu padarėjai?
Taigi, seniai vienoje tolimoje karalystėje gyveno nuostabaus grožio princesė su tėvais. Vieną dieną tėvas surengė didžiulę puotą. Visi buvo sukviesti – karaliai, kunigaikščiai, visi kilmingi žmonės. Visi nekantriai laukė gardžiųjų dešrelių, kuriomis garsėjo rūmų virtuvė. Bet prieš pat puotą iš savo slėptuvės išlindo nepasotinama žiurkių karalienė su savo sūnumis ir surijo visus lašinius, kurie buvo skirti dešrelėms gaminti. Todėl dešrelės išėjo neskanios ir karalius siaubingai apsijuokė prieš visus svečius. Užsirūstinės paliepė savo rūmų išradėjui Hansui išrasti spąstų žiurkėms. Viena po kitos žiurkės pateko į jos ir padėjo ten savo galvą. Ir besotė žiurkė karalienė? Ne, Marija, ji liko gyva, bet jos sūnus gavo galvą, visi išskyrus vieną jauniausią. Žiurkių karalienė prisiekė atkeršyti ir prakeikė princesę, pavertė ją baisia būtybė, su dideliais žandais ir išsprogusiom akim, didelė kaip arbūzas galva. Karalius pašėlo, liepė Hansui ieškoti išeities. Hansas netrukus sužinojo, kad yra toks rieštas krakatukas. Krakatukas? Taip, krakatukas. Po daug metų paieškų pagaliau pavyko surasti tą riešutą, bet jis buvo toks kietas, kad išradėjų reikėjo surasti, kas galės tą riešutą sutriaukšti, kol galiausiai tolimoje cukraus šalyje rado jaunikaitį, galintį perkrimsti tą kevalą. Kaip jis galėjo sutriaukšti? Savo kietais dantimis. Taigi, atsistojus priešais princesę, perkando riešuto kevalą ir padavė branduolį jai. Tada jis žengė atgal 7 žingsnius, o princesė atgavo savo ankstesnį grožį. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. O, einu pažiūrėti, ar mūsų lašinukai dar vietoj, nes pas mus irgi yra žiurkių. O žiurkė karalienė dar nepagauta? Na gerai, eime paruošime karštos kakavos. O istorija dar nesibaigė. Traukdamasis vaikinas užvirto tiesiai ant žiurkių karalienės, kuri kaip tik tuo metu išlindo iš savo urvo. Ta supykusi prakeikė jį, tik pavertė mediniu spragtuku. Į princą jį atversti gali tik tyra ir stebuklinga meilė. O žiurkė karalienė? Netrukus neiškeliavo į kitą pasaulį, bet paliko sūnų, kad atkeršytų. Saldžių sapnų, princesė Marija. Dar mielai su tavim pasišnekučiočiau, bet laikas poilsiui. Viskas bus gerai, mieloji. Mergaitei Marijai kietai įmigus, staiga prasidėjo tikri stebuklai. Svetainėje sučežėjo dovanų popierius ir visi žaislai, esantys po eglute, akimirksniu atgynė. Kažkur išnyko šviesa ir saulė jau seniai nebešilo, bet pagaliau aš gyva. Tada apkabint labai pasiilgau, stoviu vėl prieš tave ir galiu tau ranką ištiesti, prašau atlik su mumis. Ir Marija, šokį pakviesti, miegojo naktį ramiai, po eglute, lėlės užburtos, bet patikėk stebuklu ir širdis sušils, tikra meilė užkurtos. Miegojo naktį ramiai, po eglute, lėlės užburtos, bet patikėk stebuklu ir širdis sušils, tikra meilė užkurtos.
tikrą meilę užkurtos. Negaliu patikėti, aš čia vėl galiu judėti. Labai stoti vakarienė, nugriaušiu jam ausis ir nosį bus dar gražesnis. Į jūsų tamsenybę šlovė jūsų dantimus. Kur jis dabar? Vis dar pas tą plepį Hansą? Ne, jis dabar pas tokią kvailą mergiūkštę. Mergiūkštė? Mergiūkštės mane taip mėgsta, jos auksta mane pamačiusios. Į jūsų karališkoji didenybė, jūs nepakartojamai šlykštus. Šlykštus! Gana, laikas ištaškinti su tą vidinę pliauską. Na ką, princė, pamiršai mane? Ateik, patrumpinsiu tau ausis. Kas tu toks, kad drįsti jam vadovauti atšok nuo spragtuko? Ach, kas aš toks? Tu nežinai, kas aš toks? Ateik, pažodysiu, nebūsiu tokia narsi. Aš, didysis žiurkių karalius, žiurkių karalystės valdovas, prieš mano dantis kryžiavo visi. Tu tik tai šlikšti žiurkio, ne valdovas, su valandinė kokianti landinė. Paleisk mane. Tu įžuli mergiūkštė. Tuoj tau parodysiu, kas yra. Juoda, kraupi, baisi landinė. Visos čia. Mūsų noras
Tu medinę pliauską nedalonosi kovoti prieš didįjį žiurkių, tuoj žiurkės užvaldys visą pasaulį. Niekada to nebus. Tu medinu, ne tavo nosiai kovoti prieš didįjį žiurkių, tuoj iš tavęs liks tik žodžiai. Nepadės čia jokie stebuklai. Čia tau tik tai žiūrėk. Marija, aš Vėlios princas. Visada tikėjau, kad yra meilė, stebuklas. Kad stebuklais tikėti reikia. Wherever life begins.
sniegas už lango žibės. Aš noriu, kad tu man uždegtum žvakutę mano širdies. Ta naktį, kai sniegas už lango žibės. Aš noriu, kad tu man uždegtum